Kas vyksta, vyrukai? Kuom čia užsiemat? Turit suėjimo asmens dokumentus. Ar tu lygtinai paleistas? Turi dokumentus. Kur bernai gyvenat? Klausiu, kur gyveni? Gyvenu čia netoliese. Tu išleistas lygtinai? Kur dingo kitas bernas? Nieko rimto, kelis kartą apiplišiau Walmartą. Ar Čino čia yra? Ateik čia. Ateik čia, sakau. Mes čia ne šiaip savo, aš atpažinau tave. Ateini čia, sakau, dabar. Stok, vyrutį. Sio, gerai jau. Nu ką, pasilinksminai? Viskas gerai? Turiu jo rankas. Kreditinės kortelės galiniai kišeniai. Todėl tu bėgai? Taip, jis tikrai lygtinai paleistas. Aš jį pastebėjau. Dar turi draudžiamų daiktų. Graži atributika. Tai visi to daiktai? Ne, ten mano užrašinėjau vardą. Stokis. Koks to vardas? Joshua. Neužlip ant mano daiktų. Kas tas vyrukas? Sėskis ant žemės. Sėdėk sukryžiavęs kojas. Sakiau, sukryžiuok kojas. Ir ko tu bėgai? Dėl kortelių? Ar turi prie savęs heroino kaip anąsyk? Ne. Tai kieno tos kortelės? Atsistok. Kur kortelės? Šis vyrukas tartum flešas. Jis greitas. Turi kitų žmonių asmens dokumentus? 2 žmonių, 3 dokumentai. Aš kalbėjausi su juo kažkur prieš mėnesį laiko. Jis tada irgi turėjo kitų žmonių kortelių. Jis sakė, kad jo merginos kortelės, bet įsiaiškinom, kad jos buvo pavogtos. Šį kartą nesisuksi, vyrutį. Kortelės, kurias praeitą kartą radau pas te, tu sakai, kad tai tavo merginos kortelės. Tu man melavai. Aš nuvykau tos merginos namus. Sveiki, seržante. Kaip sekas? Taigi atvykom čia patruliuodami. Šis vyrukas bandė bėgti nuo mūsų, todėl, kad turėjo vogtų kortelių. Aišku. Tai ką jis turi dabar prie savęs? Kortelių bei asmens dokumentų. Tas pats anąsyk buvo su kitų žmonių kortelėmis bei asmens dokumentais. Jis jaučias gerai, jam nieko nenutiko. Uždėjom antrankius ir tiek nesužalojom. Tik pavertėm ant žemės ir uždėjom antrankius. Stokis. Atsargiai sunku atsistoti. Susižydė lipdamas per tvorą. Nesušydė į galvos. Aš šiek tiek prarijau. Kiek tu prarijai? Šiek tiek prarijau. Kur buvo narkotikai, maišelį ar kur? Jie buvo maišelį? Kai tu vartoji, kokiais kiekiais? Aš fentanilio nevartoju, tik heroiną. Supratau, tai nusprendė, kad tai gera mintis suvalgyti visus narkotikus? Taigi turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 žmonės netekę kortelių. Jau prieš mėnesį laiko buvau jį suėmęs. Kai susisiekiau su kortelių savininkais, jie visi buvo apvogti. Taigi aišku, kodėl jis bėgo. Taigi jis prarijo fentanilio ir heroino. Kada? Kai jis buvo ten pasislėpęs? Kas vyksta Čino? Ką Josh išdarinėja? Ar jis tikrai kažką prarijo? Ne. Jis kažką prarijo? Aš tikrai nieko nežinau. Na, jis sako, kad prarijo. Aš tikrai atsiminčiau, jei būčiau matęs, ką jis prarijo, bet jeigu jis taip sako, turbūt prarijo. Tu vyksi į ligoninę, supranti? Bet tu esi sulaikomas.
Kai tik būsi paleistas iš ligoninės, vyks į kalėjimą. Turi išduotą suėmimo orderį. Visi žinom, kad šita vieta narkomanų landynė. Vykstam iškvietimo dėl galimos vagystės susilaužimų. Vyriškis bando išspirti duris ir įeiti patalpas. Ir mes esame visai netoliese. Tuoj būsim nusikaltimo vietoje. Galimai jis jau patalpuose. Ką tu darai? Aš buvau alkanas. Ar tikrai alkanas? Kodėl tu išlaužei duris? Nesipriešink. Nustok priešintis. Ar girdi mane? Nustok priešintis. Tuoj gausiu dujų. Purškiu dujas. Tuoj gausiu dujų. Dabar rankas už nugaros. Staigiai rankas už nugaros. Rankas. Duok rankas, sakau. Duok rankas, tau sakoma. Aš stengiuos. Man jau skauda kelius. Rankas. Pasiruošęs? Jis tuoj visas bus nupurkštas. Nu, davai dar kartą. Turim. Nustok priešintis, tau sakom. Gerai, jis surakintas. Stokis. Yra piniginė. Kas taip negerai, žmogau? Anglies dioksidas. Kas tau yra? Tau reikia medikų pagalbos. Aš neturiu narkotikų su savim. Pasisuk ten. Tau viskas gerai. Durų užraktas išlūžęs. Jis tikriausiai tiesiog įspyrė duris. Spyrė tą vietą, kur spina, kad išlaužti. Čia buvo signalizacijos pultas. Jis tiesiog viską išrovė. Ar tu viską matėjai? Na taip, kažkiek mačiau. Gali papasakot, kas įvyko? Taip. Išgirdau, kai kažkas spardo duris. Pasižiūrėjau pro langą, gyvenu viršuj. Pagalvojau, kad jis tiesiog girtas. Aš nusileidau žemyn, bet čia nieko nebebuvo. Tada vėl išgirdau kažką bum, bum, bum. Tada aš vėl nusileidau žemyn. Jis buvo maždaug čia. Jis tuo metu rovė signalizaciją, laužė kažką daužė, jis stengiasi išrauti viską iš sienos. Tada aš grįžau namo ir paskambinau jums. Dėkui jums. Oi, tau degins. Viskas daugiau jai nieko nepadės. Sėskis į mašiną. Aš klausiau vardo ir neturi psichologinių problemų. Tik tiek, daugiau nieko neklausiau. Sveikas, aš policijos pareigūnas. Kas tau šiąnakt nutiko, papasakot gali? Aš ėjau, visą dieną ėjau, turėjau milijoną reikalų, aš benamis. Man trūko anglies dioksido. Bet kas čia nutiko, vyruti? Aš tik norėjau parūkyti, norėjau cigarečių. Ir tada suveikė signalizacija. Ar tu išspyrei duris? Taip. Kodėl?
Aš nežinau, aš tiesiog atsijungiau, aptemo protas. Tai tu atsijungi ir spyriai duris, būdamas atsijungęs išlupai signalizaciją. Ką ketinai daryti toliau, kai atjungsi signalizaciją? Norėjai tik pasimti cigarečių ir keliauti toliau? Ir viskas? Kaip tu laikaisi? Aš tik noriu parūkyti. Kągi, tu esi kaltinamas dėl įsilaužimo, taip pat dėl padarytų nuostolių parduotuvėje, taip pat esi kaltinamas dėl pasipriešinimo policijai. Mano kolega pajutė kvapą iš pravažiuojančio automobilio, tad mes ketiname sustabdyti ir apžiūrėti. Išlipk iš automobilio. Lipk lauk, sakau. Lipk lauk iš automobilio. Tu gale, pakelk rankas. Ar turės mens dokumentą? Ištrauk rankas iš kišenių. Kartuoju, rankas iš kišenių. Žiūrėk, jis kažką turi rankoje. Pasitrauk, o tu gulkis ant žemės. Traukis, pasakiau. 8. Mums reikalingas pastiprinimas. Apsisuk. Rankas už nugaros. Kartuoju dar kartą. Rankas už nugaros. Liekat mašinoj. Atgal į mašiną, pasakiau. Duok ranką, sakau. Nusiramink, vyrūti, tu pats prisiprašė ar supranti. Kodas 4, kodas 4. Man viskas gerai. Iš tikrųjų nelabai gerai. Pato, viskas gerai. Žiūrėkit, tik dėl šito. Tai viskas, ką jis turėjo. Gabalėlis marihuanos. Tai visiška durnystė tik dėl to, narkotikų vartojimas, pasipriešinimas policijai. Tu net nesistok, gulėk. Kai aš priėjau prie mašinos, keleivis rūkė šitą. Paskui stengiasi tai paslėpti. Kai aš kelis kartus jo paprašiau išlipti iš automobilio. Viskas nutiko. Mes su kolega tiesiog ėjome gatve, pro mus pravažiavo mašina. Ir mes pajautėme kvapą, stiprų marihuanos kvapą iš automobilio. Keletą kartų liepiau išlipti iš automobilio. Jie nekreipė į mus dėmesio. Ar tau neteko dujų? Nes aš nusipurškiau save. Jis sprunka, jis sprunka. Ar yra palaikymas iš oro? Mums reikia palaikymo iš oro. Pačiupki, Kevinai, pačiupki. Rankas, duok rankas. Duok rankas, pasakiau. Liaukis priešintis. Uždėkit antrankius. Uždėkit jam kas nors antrankius. Duokit antrankius. Tvarka. Turim jį. Ieškokit ginklo. Apieškokit automobilį, ten gali būti ginklas. Atrodo 25 kalibro pistoletas.
Koks tavo vardas? Duokit cigaretę, pasakysiu vardą. Kiek manai dar apiplėšimų padarysi? Aš suskaičiuoju vien šiandien 2 ar 3. Vyrutį ginkluotė apiplėšimai tai ne juokas. Tai mes radom to pistoletą. Tu galėjai ką nors sužaloti. Ką tu savo galvoji? Pistoletas buvo užtaisytas. Aš nežinau nieko. Sakai, tai ne tavo ginklas? Tu patekai į bėdą, vyrutį. Tu pavogiai mašiną ir apiplėšiai 3 žmonės vien šiandien. Aš apiplėšiau kažkokį kinietį. Tai nesiskaito apiplėšimas. Turėsi rimtų problemų, vyrutį. Bet žiūriu tau pohui. Gerai, viso gero. Toks linksmas blogiukas. Jis turi belekiek bėdų. Jo, jis prisidirbęs normaliai. Dabar iš viso 4 apiplėšimai. Kol kas, kiek žinome, čia tik mūsų rajone. Per 2 dienas. Šiandien tiek. Renkam peržiūras, spaudžiam patiko ir bus daugiau tokio turinio.